Na ką, sveiki, kaip matot, aš pasipuošęs, kaip Kalėdų senelio padėjėjas ir šiandien aš jums parodysiu labai gerą, labai paprastą, labai skanų antis receptą. Aš pažadu, kad jūs vėl pamėgsite antį, tie, kas jos nemėgo, tie, kam buvo nusibodus, ar ten sudegė riebalai, ar dar kažkas, aš pažadu, kad čia bus pats skaniausias receptas. Žodžiu, naudosime barbecue rubą. Iš esmės galite naudoti bet kokius prieskonius, kokius jūs tik tai norite. Čia nėra, galite druska, pipirai, česnakas, belekas. Tai pasiemam antytę, įsipjaunam šiek tiek, kad gražiau atrodytų krūtinėlė ir prieskonių šiek tiek daugiau jinai gautų. Prieskoniai. Labai svarbus momentas yra susirasti kepimo indą, kuriame ją kepsite. Dedam antį. Kepstinė pas mane užkaista 140-160 laipsnių tam diapazone. 150 šiaip būtų idealu. Ir metam ją kepti. Ir dabar mes padarysim užpilant jos. Aš jame nemarinuoju jos. Jame bus šiek tiek cukraus saldumo, tai kas gali nutikti taip, kad jinai degs. Tai mes ją pakepsim kokią valandą ir tada pradėsim jį išlaikstyti po truputį. Mums reikės apelsinų sulčių. Smulkiai kapoto česnako. Česnako negalėkite. Galite naudoti granulės. Bus gal paprasčiau, bet šitam česnake daugiau skonio. Tada mes pirsim šiek tiek terijakį, cinamono. Vos druskos ir laimo. Ir viską gerai išmaišom. Šiek tiek terijakai pirsim. Ir paliekam, kad pastovėtų pusvalandį, valandą. Maždaug už valandos, kaip įdėjom antį, pradėsim po truputį išlakstyti. Pusantros valandos maždaug antis jau bus ant iškepimo ribos. Mes sudėsim perlinės kruopas, kurias aš jau išsiviriu iš anksto. Ties išsivirt ir įdėti likus ten kokių 20 minučių iki kepimo pabaigos. Sudedam jas gražiai aplinkui antį. Tai kas dabar nutiks, tai apatinės kruopos susirinks visą riebalą. Tai sumaišys nebus taip riebų. Kodėl yra gerai kepti ant žemos temperatūros? Tai riebalas nedega, nes kas mums labiausiai nepatinka ir mūsų mamoms, tai sudegęs antis riebalas. Padažas, jis suteiks šiek tiek saldumo, traškumo atsiras ant odos. Sudedam, užpilam ir 20 minučių. Nu tai ką, apie porą valandų nuostabiai antis atrodo. Ir va, žiūrėk, kaip ir sakiau, perlinės kruopos ant viršaus mažiau turi riebalo. Aš noriu šiek tiek paragauti. Ir saldumo yra. Matot, sultis šiek tiek yra raudonos. Tai yra va, tobulas antis iškepimas. Tokia ta antis, labai paprastas, tikrai, nieko per daug nereikia daryti, tik tai laikykitės temperatūrų, šiek tiek marinavimo ir manau, kad visa jūsų šeima bus labai patenkinta. 24 dieną, kitą sekmadienį, aš jums parodysiu receptą, labai gerą kitam rytui, kai lieka jūsų antis, jaučiatės pakankamai sunkiai, kankina, kaip čia, raudono vyno pasiekmes. Tai ką su ja daryti toliau? Tai yra mano vienas mėgstamiausių ir mylimiausių receptų pakelti sveikatą.